nu. Suprantu, kad tiesa yra kitokia, bet jeigu jūs parašysite taip, kaip aš siūlau, bus skandalingiau. Tai ką, siunčiu straipsnį, ne? Gerai, ačiū. Ko tu stovi? Varyk, tai, sukis ir varyk, nu. Oi, koks mielas paršiukas. Mirk. Kas čia? Tomute, o kaip tavo mokykloje sekasi? Tikrai, Tomute, vaikeli, kaip tavo mokykloje? Jums ką, irgi dingo internetas? Taip, panelė, dingo. O kodėl mes dar ne lovoje? Jau 10. Marš į lovą. Kaip sustiprinta režimo kolonija? Planšetę prašau palikti. Palauk. Telefoną. Ir tėčio telefoną. Labanakt. Na, Glute, gal kokios arbatos padarysiu? Filmą pažiūrėsim. Arbatos. Na va. Palauk, dabar negersiu, internetas jau atsirado. Na, Glute, negi mes negalim bent kažkiek be interneto pabūti, ar ką? Čia palikti visiškai bus blogai. Ai! Bėg. Taip, Saulytė. Taip, brangenybė. Aišku, zaikiucė. Och, tu bjaurybė. Ne, čia ne tau, brangenybė. A ką darai, Mailiau, ką? Gelbėk mane, bando pagrobti! Viską nuvesim galera! Koks Vicka? Ateik čia, Mailiau! Ateik čia, pasakiau! Ateini! Ateik čia! Edžiu, tai kokias bėdos? Žmona visą laiką prie kompo ir tyliai. A tu prie savo kompo savo ramiai priešų šaudai. Super! Ne, žinai, man trūksta gyvo bendravimo. O ir sekso iš kur gauti, ką? Seksas svarbu. Albertai, tu kartais nepradėjai rūkyti, nes kažkaip eina kvapas. Jo. Aš nors pradėjau. Jo? Žinai, tai mokslai stresas, bet buvai metęs. Nu, bet, žinai, mokslui svetima kalba tai dvigubas stresas. Tai va taip pamažu pradėjau. O Irma žino? Aišku, kad nežino. Mesgi kartu metėm ir mes susitarėm, kuris pirmas pradės, tas... Nu ką? Nu, neaiškinsiu, žodžiu, nesvarbu, bet aš ne gimnazistas, aš neįsiduosiu. Užkramtau ką nors česnako ar šiaip kokio laurolapų, žinai. Ir, o tu irgi nesižiūrėjau. Ne, tai aišku. Žinai. Meškutis grįžo. Kaip diena tavo praėjo? Saulytė, virusas turbūt kabinasi ir nosis, ir gerklė reikia bacilas užmušti. Tu tik pagalvok, Albertas nuo manęs slepia, kad rūko. Jis galvoja, kad aš neužuodžiu. O kai Lukutis pakakoja, ašgi per kilometrą užuodžiu. Ir aš užuodžiu per kilometrą. O tai ką tu darysi? O gal tegul jisai tau gamina vakarienę už kiekvieną surūkytą pakelį? O Lina, klausyk, aš noriu nubausti jį, o ne save. Esmė tame, kad mes viens kitam davėm žodį, kad kartu mesim rūkyti ir nerūkysim, o jeigu kuris nors vienas pradės rūkyti, tai... Eik tu savo! Aš ir pati, žinai, norėjau pradėti rūkyti, bet esmė ne tame, kad jis man meluoja. Nu, šį priversiu prisipažinti. Oi, Lukutis apsikakojo. Tai tu nubėg pakeisk. Ateik čia, iš kur taip išmokai kandžiotis, ką? Tuoj važiuosim. Kur tu mane veši? Ten, kur bus šilta, sotu ir patogu, į policiją stovėk. Aš ten negaliu. Jeigu dar kartą įkliūsiu, mane tikrai kolonija uždarys. Gerai, su tokiais įgūdžiais neprapulsi. Kokiais dar įgūdžiais? Iš viso, ką tu žinai apie mane? Su mikliais pirštrukais ir aštriais dantim. O tu žinai, kad aš vienas brolis auginu? Jo, ir kiek tu jų turi? 2 tikrus ir 1 netikrą. Kai paskelbė tarptautinę tėvo paiešką, motina susirado kažkokį loterį su priedais, kad gautume kaip daugiavaikiai daugiau babkių. Nu ir ką, gavot? Taip, gavome, bet jisai pasiplovė su tais pinigais. Ir ką, motina? O motina geria, o tu man pagilėjai veidrodėlio. Už jį būčiau broliams duonos nupirkęs, o motinai užkandos. Gerai, lip, pažiūrėsim, lip.
Bičas, klausyk. Kelkis. Ei, bičas, kelkis. Kas yra? Aš buvau atsijungęs, ar ne? Man taip nutinka, kai porą dienų būnu nevalgęs. Porą dienų. Kas tu savo? Bubutė pas mus vienintelė normali. Po poros mėnesių turėtų išeiti į laisvę. Ačiū, Dėvi. Aš šiaip Raimundas. Andrius Tautmilas. Klausyk, kaip keista su šakute valgyti. Mes jų neturim, viską patėvis pardavė. Ačiū, kad bent šaukštelius paliko. Tu valgyk. Ne, viskas. Kas liko, nunešiu broliams. Klausyk, valgyk, aš užsakysiu dar. Panelė, žiūrėkit, mums to paties 3 porcijas, bet išsinešimai. Andriau, baigtum tu vok, taigi yra kitų būdų, kaip užsidirbti pinigų. Kilerių gal aš tikrai nebūsiu. Atsipalaiduok, Raima. Aš pasistengsiu. Ačiū. Tai aš jau gal eisiu. Klausyk, Andriau, tu normalus bičas, nevok. Be abejo, tik normalus bičas, nebemoralizuok. Kur mano piniginė? Kur mano piniginė? Čia sėdėjo vaikas ir šitas su juo buvo. Tu paėmei mano piniginę. Tu paėmei policiją. Vagys jis sėdėjo. Vagys policiją iškėskit. Tiesiog čia? Ką tiesiog čia? Nieko. Pasirodo, tai galima netgi padaryti internetu. Ką? Suprojektuoti Barbie namą. Geras. Nematai? Ne. Nekantrauji? Kas čia Siurprizas bus saldus. Siurprizas. Saldus, kas čia Taip, tokio taip. bus? Ir tadam! Kas čia? Tortas? Keistas kažkoks? Kodėl keistas? Tokio dizaino nematyto. Ai, kad panašus į cigaretę. Žinai, pagalvojau, geriau suvalgyti torto gabalėlį, nei surūkyti cigaretę. Tu ką pradėjai rūkyti? Aš. Tu negi aš. Pala. Tu ką, įtarinėjai, kad aš pradėjau rūkyti? Aš neįtariu, mielasis, aš žinau, kad tu rūkai. Iš kur tu žinai, čia kažkokie nieko nepagristi kaltinimai, čia be jokių argumentų. Nepagristi kaltinimai. Aišku. Tai gerai, aš tau juos pagrysiu. Visų pirma, tavo rūbai smirda cigaretėm. Visų antra, tavo rankos smirda cigaretėm. Ir visų trečia, tau iš burnos smirda cigaretėm. Atsakau, rūbai smirda, todėl, kad mano kolegos rūko. Rankos smirda, todėl, kad aš su jais sveikinuosi už rankų. Burna smirda, todėl, kad aš... A burna nesmirda. O kaip tuomet tu paaiškinsi, kad aš radau pas tave cigarečių pakelį? O kaip tu paaiškinsi, kad tu pas mane radai cigarečių pakelį? Ką? Tai negana to, kad tu mane kaltini nebūtais dalykais, tai dar kraustai mano kišenės, einu ir užsirūkysiu. Taigi tu nerūkai? Taip, nerūkiau, o dabar einu ir pradėsiu, nes tu savo, kad patvirtinčiau tavo nepagristus įtarinėjimus ir gali save pasveikinti, tu privertė vyrą užsirūkyti. O čikniukas. Aš jo pasitikėjau, pamaitinau. Ir net dienos pietumis tos, kur tu valgai, o normalių gerų maisto, jis mane išdavė. Aha. Vos policijai paaiškinau, kad aš nesu organizuotos vaikų plėšikų organizacijos vadas. O, geras koralinis rifas. Ką tu čia naują niką bandai susigalvoti? Ai, ne. Tai tiesiog mes su Egle nusprendėm išbandyti virtualų seksą. O, sveikinu, seni. Tai ko taip liūdnai, ką nepatiko? Ne, labai patiko. Tik matai, aš labai greit išsisėmiau. Nesupratau, ir čia? Ne, supranti,
tiesiog šitoj srity eglės žodynas yra labai platus, labai. Va, aš net užsirašęs turiu, žiūrėk, įkaitinta lytis, ne? Wow. Arba tavo laivas mano uoste. Nu, čia yra puiku. O man po kelių metaforų ir viskas pasibaigia. Tai va, dirbu. Atsiprašau. Alio. O merginai su tokiu maloniu balsu aš ne Raimondas Klevinskas, aš tiesiog Raima. Iš policijos? Taip, Raimondas Klevinskas klauso. Supratau. Gerai, tuoj būsiu. Iš policijos? Jo, atsirado tas Andrius. Gerai, reiks paauklėt vaikį. Užteks be darbo sėdėti jam. Va, žiūrėk, ir dar užrašyk gofruotas vamzdis 40. O, gofruotas vamzdis. Labai geras. Nors gal ir ne, per daug truputį. Ir dar pisuarai. Pisuarai? Kas? Klausyk, tu užsakymų sąrašą rašai ar ne? Užsakymų, jo. Kaip ten sakei? Pisuarai! A, pisuarai. Ne, tu tik pagalvok, pasirodo dabar aš esu kalta dėl to, kad jis užsirūkė. Taigi gerai, dabar jūs atsiskaitė. Jis kaltas, kad tu pastoji, o tu kalta, kad jis užsirūkė. Ne, man yra nejuokinga, aš privalau jį pamokyti. Pala. Dėl manęs, brangusis, pradėjai rūkyti, dėl manęs, brangusis, ir mesi. Pienas, cigaretė. Pienas, cigaretė. Cigaretė, pienas. Pienas, cigaretė. Galima. Na ką, pagaliau įkliuvai. Tėte Raima, tu atėjai manęs pasiimti, o niekas netikėjo, kad aš turiu dėdę. Tu pats geriausias ir mylimiausias. Prašau, išgelbėk mane. Na tai man ir pačiam šokas, kad aš tave turiu. Vytautai, užeik į kabinetą. Andriau, man reikia su tavo dėdė pasikalbėti. Išveskit vaiką. Sėsk. Žinot, dievinu, kai gražios merginos nori su manim pasikalbėti akis į akį. O kai apie vaikus pasikalbėti nori, irgi dievinat? Nelabai. Žiūrėkit, šiaip tai aš nesu jo dėdė. Aš žinau. Suprantat, Andrius yra labai sudėtingo likimo vaikas. Na taip, tėvas su patėviu dingė, motina geria. Tėvo ir motinos jis nėra matęs. Jisai gyvena vaikų globos namuose ir tiksliau net negyvena, o nuolat iš ten pabėga. Tai ką, jis ir 3 brolių neaugina vienas? Vienintelis dalykas, ką jis šiuo metu augina, tai protokolai savo byloje. Ir dar vienas pareiškimas, mes turėsime siųsti jį į koloniją. Na, bent dėl šito nemelavo, 10% tiesos. Klausykite, Raimondai, galbūt jūs galėtumėte kažkaip teigiamai paveikti Andrių. Juk jis prašė jūs surasti, tai vadinasi, jūs esate jam autoritetas. Man atrodo, kad šitas berniukas žodį autoritetas supranta kiek kitaip. Be to, kodėl aš jam turėčiau padėti? Jūs geras, tvarkingas žmogus, diplomato sūnus neteistas. Vienintelis administracinis nusižengimas yra už greičio viršijimą berods. O iš kur žinot? Profesinė uoslė. Uoslė. Turbūt ten viskas surašyta. Tai ar padėtumėt? Na, jei sutiksit išgerti kavos. Jeigu padėsit, pažadu kavos. Vaikas pabėgo. Nuvežė Tomutę? Taip. Tai mes vieni. Užuominą supratau. Palauk. Einam. Aš tau kažką pasakysiu. Kas čia vyksta? Aš tau paruošiau staigmeną. Edvinai, tu mane stebini. Tęsk. Tai yra... Kalnų? Kokių kalnų? Nu, šitų. Edvinai, čiagi ne kalnai, čia kalniukai. O Jėzu, bet kokie kalniukai. Šitie kalniukai man yra patys didžiausi kalnai. Gerai, tebūnie kalnai. Ane, gerai, kalnai. Kokios grotos? Ne grotos čia. Grota. Nu, tokia uola prie jūros. Edvinai, iš kur tu viso to prisirankiojai? Nežinau, aš galvojau, literatūrą skaičiau, pats pakūrybinau.
Edvinai, tu gal gali man tiesiog lietuviškai paprastai pasakyti, ko tu iš manęs nori? Gerai. Labas. Ką tu čia dar? Norėjau atsiprašyti, kad apgavau. Nuvežk mane į geležinkelių stotį. Jo, kad galėtum iš žioplų keleivių piniginės atiminėti. Ne, įsodinsi mane į traukinį, važiuosiu pas prosenelę. Pas prosenelę. Tu ką, visai nesigaudai giminystės ryšiuose? Prosenelė tai mano mamos mama. Žiūrėk, viskas. Važiuosi į vaikų namus. Ne, nu blemba, išleisk tu mane! Išleisk! Klausyk, užknisai, lipk lauk! Kur? Kur? Dzin man kur tik tai nori. Tu gal lietuviškai nesupranti. Ne. Aš tau paaiškinsiu, kad lietuviškai, tu gal iš medžio iškrytęs. Varyk lauk, supratai? Pasiėmė tavo šmutkės ir valį už čia. Šiaip tai man dar tik 12. Man, kad ir 13. Taip iš karto reikėjo ir sakyti. Tiek to, vežkė vaikų namus. Oi, gerai. Gerai. Ir kaip tu visą tai būtum kompiuteriu parašęs. Oi, ne. Šito niekaip neparašysi, niekaip. Ai, viskas, žinok. Daugiau jokio virtualaus sekso. Ko tu taip iškart į kraštutinumus? Tu man rašyk, kai aš darbe, arba kai Tomutė namie, o tu darbe. Gerai. Rašyk, aš lauksiu. Aš darbe turiu paruošęs, oi, turiu tekstą paruošęs. Nu ką, atvažiavom. Lipk, o aš pažiūrėsiu, kad nueitum ten, kur reikia. Gerai, lik sveikas, Andriau. Geras tu bičas, bet nevo. Raima, geras tu bičias, bet kitą kartą geriau saugok telefoną. Nes ne visi tokie sąžiningi kaip aš. Klausyk tu, sąžininguoli. Lipk lauk. Taip neskaniai parūkiau, atrodo, gal tos cigaretės, gal kokios išgaliojimo išėjo, atrodo, net negera. Ačiū Martinutė. Šiandien pas mus svečiuose apie mūsų būsimą biudžetą pakalbės gerbiamas Seimo nario padėjėjas Gervazas Miknaitis. Visus kamuoja klausimas, ar Seimas šįmet priims biudžetą ir koks jis bus. Sveiki. Suprantu jūsų nerimą. Biudžetą politikai tikrai patvirtins, tik koks jis bus, dar negalime tiksliai pasakyti. Žinoma, svarbiausia yra mažinti socialinę atskirtį. Galime prognozuoti, kad 5 procentai, kurie gyvena žemiau skurdo ribos, pajus, norėjau pasakyti, kad gyvenimas jiems turėtų pagerėti. Žinoma, nedaug, bet... Bet mes visi netrukus pajusime pagerėjimą. Nagevičiau, labai kūrybiškai čia parodė visos šalies požiūrį į šių metų biudžetą. Šaunuolis, Nagevičiau. Nagevičiau, prie ko čia aš? Užduotis įvykdyta, objektas pasiekė savo kelionės tikslą, tai yra vaikų namus. Taip, aš žinau, man jau pranešė. Ačiū jums labai. Beje, dėl to ačiū. Aš čia netoliese žinau puikią vietelę, kur gamina nuostabią brazilišką kavą. Tiksliai, ašgi jums kavos žadėjau. Taip. Aš sakydama žodį kava turiu omeny kava, paskui šampanas, taksi, butas, žvakės. O aš sakydama kava ir turėjau omeny tik kavą. Bent jau kol kas, kol esu vis dar ištekėjusi. Užteks? Jo. Meškuti, ką man padaryti, kad atleistų? Nori, aš visą savaitę batų nepirksiu. Voverytė, kam tu iš vis taip padarei? Tu parūkė truputį žmogus, tai kas čia blogo? Blogai yra tai ne tai, kad rūkiai, o tai, kad melavai. Nemelavau. Nemeluok.
truputį tik tai pamelavau, bet supykino tai kaip reikalas. Keista. Kodėl tave taip stipriai supykino? Kiek surūkiai? Vieną. Vieną? Gal pienas sugedęs buvo? Nu, tai aišku, Linagi kitokia negeria. Žinai, nėra to blogo, kas neišeitų į gerą. Vaizdelis, kuriame tu vemi, aplenkia vaizdelį, kuriame tu prakaituoji. O ne. O taip. Populiarumo kaina. Ai.